Labas rytas visiems. Taigi, keli vlogai atgal aš jums rodžiau, kad neseniai pradėjau kepti vieną itališką duoną su grikių miltais. Ir tiesą pasakius, šiuo metu, žinokit, tai yra mano pati mėgstamiausia duona sumuštiniams. Nu, gal ne pati, bet viena mėgstamiausia, nes tikrai labai skani ir visiškai nesunku pagaminti. Nu tai va, tai kadangi aš šiandien žadu ją kepti, tai galvoju, ta proga aš su jumis pasidalinsiu receptų ir kaip viską gaminti. Ingredientai, žinokit, yra tikrai visiškai paprasti ir tikrai visiškai nesunku padaryti. Nu tai va, tai pirmiausia keliaujam į virtuvę ir parodysiu, ko jums reikės ir kiek. Taigi, mums reikės 330 gramų vandens, 60 gramų natūralaus paprasto jogurto, 385 gramų kvietinių miltų, 75 gramų grikių miltų. Mano yra štai tokia maišelėje, kadangi aš namuose gaminu miltus, turiu Vitamixą labai stiprų, labai galingą blenderį, tai aš jame tiesiog sublendinu grikius, bet Lietuvoje galima be problemų rasti visur nusipirkti grikių miltų, bent jau kiek aš žinau. Toliau reikės 4 gramų sausų mielių, tai tiesiog kokių turit. Aš čia Japonijoje perku šitą brandą, bet Lietuvoje yra kiti brandai, visai nesvarbu. Ir taip pat reikės 9 gramų paprastos druskos. Tešlą maišyti aš naudosiu KitchenAid mikserį. Tai jeigu turit mikserį namuose kokį nors, tai žinokite, labai rekomenduoju jį naudoti, kadangi tikrai bus lengviau ir greičiau, nes reikia minkinti gan daug. Bet jeigu neturit, tai taip pat nepergyvenkit, jeigu tik tai turit kantrybės, tai galima be problemų tikrai šitą tešlą išminkyti, kad jinai būtų elastinga. Nu tai va, tai aš tuomet pradėsiu nuo vandens. Tai supilu vandenį, kaip sakiau, 330 gramų ir taip pat sudėsiu jogurtą, 60 gramų. Pas mane jogurtas yra tokiame indelyje, kadangi aš jogurtą gaminu namuose. Rodžiau, man atrodo, praeitam savo video, kad turiu nusipirkus tokį kaip aparačiuką jogurto gamybai. Tai va, nes aš mėgstu padaryti jogurtą, kad būtų toksai nuriebesnis, o čia riebesnį jogurtą kažkaip sunku rasti. Riebiausia, kokį esu radus, tai graikiškas jogurtas ir tai jis toks sausau. Nu tai va, tai aš darau namuose. Ir dabar tą vandenį ir jogurtą labai greitai išmaišau, tiesiog su tokia vat šluotele. Štai taip. Ir dabar sudėsiu aš sausas mieles. Sausos mielės, pasikartoju, 4 gramai. Įdėjau 5, nieko baisaus, bet užtenka 4. Vėl truputėlį išmaišau su šluotele. Taip, ir dabar sudėsiu visus kitus likusius ingredientus. Tai dabar miltai, 385 gramai. Šiaip miltus dažniausiai naudoja, palaukit, reikia didesnio šaukšto. Šiaip miltus dažniausiai naudoja specialius, kurie yra skirti duonos kepimui, bet aš, žinokit, naudoju elementarius kvietinius miltus. Ir žinau, kad kepėjai mane išpeiks, sakys, kad ne tos miltus naudoju. Ir kada naudoju specialius miltus duonos kepimui, tai duona gaunasi geresnė, skanesnė. Aš, žinokit, dariau savo eksperimentus, taip gal truputį daugiau užsipučia ir dar kažkaip, bet labai didelio skirtumo nėra. Tai jeigu labai norit, galit nusipirkti specialius miltus skirtus būtent duonos kepimui. Bet galiu pasakyti, kad mano nuomonė visai yra nebūtina, nes labai puikiai gaunasi ir su paprastais kvietiniais miltais. Nu tai va, sudėjau miltus, dabar taip, druskos. Druskos yra 9 gramai. Gerai. Druskos nesugalvokit mažinti, nes žinokit, bus neskanu. Aš buvau sugalvojus daryti duoną su mažiau druskos, tai gaunasi, žinokit, kaip popierius, neturi jokio skonio. Tai va. Ir dabar sudedu aš grikių miltus, 75 gramai. Biškutį per daug įdėjau. Miltų per daug geriau nedėti, nes kitaip tešla bus paskui per sausa ir per sunki. Ir tuomet duonytė nesigaus labai gražiai išsipūtus ir minkšta. Nu va. Ir dabar taip. Uždedu, žinot, kurį angalį. Uždedu va šitą va.
kabliangalį, ar kaip jis čia vadinasi, bet žodžiu duonos minkimui. Ir dabar paliksiu ramybėje minkytis ant vidutinio greičio maždaug 10 minučių, nes ta tešla turi patapti lipni. Nu tai va, tai kaip sakiau, rankomis tikrai galima išminkyti, nėra problemų, tik tiesiog reikia truputėlį laiko ir kantrybės. Tai su mikseriu yra šiek tiek lengviau. Nu va. Ir dabar tegu sau ramiai maišosi. Va, tešla maišosi dabar apie minutę laiko ir jūs pasižiūrėkit, kokia ta tešla yra lipni, matot? Tai jeigu rankom minkysi, tai žinokit ir prie rankų truputėlį lips ir labai jums norėsis įdėti dar truputį miltų, nes kaip čia dabar ta tešla tokia lipni. Ne, nedėkit, nepasiduokit savo norams ir toliau žinokit minkykit, nes kuo daugiau minkysit, tuo ta tešla taps elastingesnė. Pamatysit, kai 10 minučių aš išminkysiu šitą mikseryje, tai tešla tikrai pataps labai graži ir elastinga. Tai tikrai patikėkit manim, nedėkit daugiau miltų, nes žinokit, sugadinsi duoną. Nu va, manau, kad mano tešla jau yra gatava ir pasižiūrėkit, kaip jinai dabar gražiai atrodo. Kaip sakiau, patapo elastinga. Aš klausykit, prarandu balsą, man atrodo, nuo tų visų kondicionierių. Tai va, ir dabar ką aš padarau, tai aš tiesiog va, su tokiu daiktu, nežinau, angliškai jis vadinasi dough scraper, tai tešlos nuėmėjas, kaip čia vadinasi. Tai tiesiog nuo kraštelių viską nuimu. Ir vat, kaip gražiai atrodo mano tešla. Ir aš ją dabar paliksiu taip dubenyje. Uždengsiu su maistinė plėvele, tam, kad neapdžiūtų. Galima uždengti su šlapiu rankšluostuku, bet aš pastebėjau, kad tuomet, žinokit, kėlimo procesas būna ilgesnis. Nežinau kodėl. Tai aš tiesiog pradėjau dabar dengti su maistinė plėvele. Uždengiu labai gerai, kad nepatektų niekur oro, kad tikrai neapdžiūtų tešla. O taip. Ir dabar paliksiu aš ją ramybėje maždaug apie valandą laiko. Tai priklauso, kaip yra šilta ten, kur esat. Tarkim, pas mus dabar yra vasara, yra labai šilta namuose, tai aš manau, kad valandos užteks. Bet jeigu, tarkim, žiemos metas ir yra šiek tiek vėsiau, tai tuomet gali užtrukti ir pusantros valandos kildinimas. Tai žodžiu, šita tešla turi pakilti dvigubai, netgi būna taip 2,5 karto pakyla. Nu, pasidaro tokia labai graži tešla. Tai žodžiu, paliekam ramybei, kildinam ir tada grįšim ir parodysiu, ką daryti toliau. Nu va, mano duonos tešla tiksliau yra pakilusi, tai praktiškai trigubai pakilo. Ten, kaip sakiau, yra pas mus šiuo metu labai šilta, tai tešla labai gerai ir labai greitai kyla. Ir štai aš jau pasirašiau štai tokią blėtą, įtiesiau kepimo popierių. Kepimo popierių labai svarbu yra įtiesti, nes kitaip prilips prie dugno. Ir dabar, vat ką aš padarau, aš tiesiog tą tešlą, va tai vat nustumiu nuo šonų ir jos neminkau, nieko nedarau, tiesiog atsargiai perdėsiu į savo blėtą, ištiestą su kepimo popieriumi. Mat ir matot, tešla dar šiek tiek yra lipni. Aš vos pabarstysiu miltais, kad būtų lengviau dirbti su tešla. Ir ją tiesiog va tai vat ištampau į pusės, kiek įmanoma, bet tešla turėtų būti gan tampri. Maždaug, kad tai plius minus padengtų blėtą. Jeigu jaučiat, kad reikia truputį daugiau miltų, tai gali truputį daugiau pabarstyti, nėra jokių problemų. Taip. Nu, manau, kad pusiau taip turėtų būti gerai. Dėl ko sakiau neminkyti prieš dedant į kepimo skardą, todėl, kad jeigu paminkysit, tai tešla vėl bus nebetampri ir tuomet reikės dar vieną kartą kildinti, tiksliau leisti tai tešlai pailsėti, tam, kad jinai vėl pasidarytų tampri. Nu va, tai man atrodo, kad plius minus aš padariau visai gerą dydį ir dabar ką aš padarau, taip nepagailėdama pabarstysiu miltais. Štai taip. Ir uždengsiu maisto plėvelę ir paliksiu maždaug, nu, kokiam tai pusvalandžiu dar šiek tiek pakilti. Ir dabar, ne vėliau, kai jau pakils
mūsų tešla. Dabar jau reikia įjungti orkaitę ir rekomenduoju įjungti ant aukščiausios temperatūros. Dažniausiai, man atrodo, būna 230 laipsnių. Tai įjungit dabar orkaitę ir palikit ramybėj, kad jinai įkaistų. Ir jau kai bus, žinot, kai būna orkaitė praneša, kad jau įkaito, galima dėti, tai visai nesvarbu, tegul ir toliau dar kaista. Nes jeigu įdėsit į ne visai gerai įkaitintą orkaitę, tai tuomet ši duona nepataps traški. Jinai gausis tokia, žinot, minkšta. O mes norim, kad viduje duona būtų minkšta, bet iš išorės būtų traški. Nu tai va, tai dabar aš palieku ramybėje, kaip sakiau, pusę valandos, einu įjungsiu orkaitę ir tuomet parodysiu, ką daryti toliau. Įjungiau šviesą čia priešai save, tai galbūt dabar truputį net ir geriau matysis. Nu tai va, tai dabar mano duona jau yra pakilus, kaip galit matyti praktiškai dvigubai. Aš atsargiai nuėmiau maistinę plėvelę. Matėte, kokia dabar jinai yra gražiai išsipūtusi. Ir dabar ką reikia padaryti, tai ją šiek tiek paspaudyti su krumpliais. Žinot, va tai va, kaip sulenki pirštą ir tiesiog va tai va paspaudyti visuose kampuose. Nereikia super daug kartų, bet jeigu esat kada nors kepę fokačiją, nu tai čia lygiai tas pats. Jeigu aš neklystu, šita duona vadinasi itališkai šačiata, nežinau. Reikia pasižiūrėti man dar vieną kartą ir aš parašysiu video pavadinime. Nu tai va, tai čia praktiškai yra kaip ir fokačija, tik tai, kad su grikių miltais. Nu va, man atrodo, kad jau maždaug užteks. Tai va, kaip matot, va kiek paspaudžiau ir dabar aš dėsiu į, kaip sakiau, labai gerai įkaitintą orkaitę ir kepsiu maždaug 15-18 minučių. Tiesiog žiūrėsiu, kada bus mano duona gražiai apskrudusi. Tai šitą dalyką, žinokit, reikia žiūrėti jum patiems, nes kiekviena orkaitė yra kitokia. Kad ir gali būti ta pati, pavyzdžiui, nu ta prasme ne ta pati, bet gali būti elektrinė orkaitė ir pas vieną užtenka kepti toj pačioj temperatūrai 15 minučių, pas kitą reikia 17, pas kitą net ir 19. Nu tai va, tai tiesiog pasižiūrėkit ir, žodžiu, kai apskrus, tada išimsiu ir parodysiu, kaip atrodo galutinis rezultatas. Nu va, mano duonytė yra iškepusi, tai žinokit, dėl laiko gal truputėlį sumelavau. Man vis dėlto reikėjo 20 minučių palikti. Tai kaip sakiau, tiesiog žiūrėkit, žinot, pagal savo orkaitę. Vienas kamputis buvo truputį prilipęs, aš nuėmiau ir dabar tada aš noriu perkelti savo šitą duoną ant štai tokių grotelių, kad jinai šiek tiek atvėstų. Tai galvoju, su kuo man čia perkeltų. Mums tokiu daiktu, gerai. Tik labai atsargiai žinokit, nes ir pati duona, ir pati skepimo skarda yra žiauriai karšti. Nu va. Taip, ir dar būtų idealu, jeigu aš galėčiau nuimti tą popierių, kad duona nesušustų, nes paskui sušunta apačia ir jeigu tai bus uždengta, tai pasidarys, gaus šiek tiek drėgmės ir pasidarys nebetraški. Tas procesas yra sunkiausias, nes duonytė tikrai labai karšta. Nu va, bet žinokit, pavyko. Nu va, ir pasižiūrėkit, kaip gražiai atrodo mano duona. Va. Vienas kampas, matot, yra šiek tiek tamsesnis, bet žinokit, dėl to, kad mūsų yra tokia orkaitė. Kažkodėl vienam kampe, vat, po kairę pusę gale, visada būna viskas apskrunda labiau. Nu, bet vienu ar kitu atveju, man atrodo, kad duona atrodo labai gražiai ir pasižiūrėkit, kaip išsiputė. Nu, tai va, tai aš dabar tuomet paliksiu ramybėje, tegul jinai atvėsta ir parodysiu, kaip atrodo viduje. Nu, tai manau, kad mano duona jau šiek tiek atvėsų, nebenoriu laukti ilgiau, nes labai nekantrauju prapjauti, parodyti, kaip atrodo viduje. Štai. Ir pjausiu aš galvą tai vat per vidurių, kad jūs galėtumėt geriau matyti. Nežinau, ar girdit, bet jinai labai gražiai traška, žiūrėkit. Va. Ir pasižiūrėkit, kaip atrodo gražiai viduje. Aš jums parodysiu iš arti. Aš labai tikiuosi, kad matosi. Matot? Gavosi taip, kaip ir norėjau. Gavosi traški iš išorės ir gavosi minkštutė viduje. Pažiūrėkit. Labai skanu. Ir
Ir šitą duoną nepjauni, žinot, kai būna tiesiog va tai va riekelėmis, nu aišku, ta prasme, jeigu nori, tai gali padaryti tokias plonesnes riekeles ir bus skanu ir valgyti, nežinau, kaip užkandį prie kokios ribos, bet jeigu norit sumuštinį daryti, tai aš tiesiog paprastai atpjaunu gal kokį, nežinau, vat, trečdalį, pavyzdžiui, va šito vat gabaliuko ir tada aš jį perpjaunu ne šitaip, o perpjaunu vat taip vat, horizontaliai. Vat, ką turiu omenyje, tai vat, va šitai va, per vidurį ir tuomet sudedu visus ingredientus, ką noriu dėti savo sumuštinį, ten tarkim, nežinau, kumpis, sūris, ten salota kokia nors ir panašiai, pomidoras ir tiesiog padarau sumuštinį. Nu tai vat, tai mano yra štai tokia duonytė, jeigu išbandysit, tai būtinai parašykit komentaruose, ar jums patiko, ar skanu, ar viskas gavosi, o jeigu turit kokio nors klausimų, tai galit man bet kada rašyti ar į komentarus, ar į Instagramą ir aš pasistengsiu į juos atsakyti. Nu tai vat, tai mano tokia duonytė, šiandien tiek, ačiū labai, kad žiūrėjot ir pasimatome kituose video. Ate!